Įsteigti sausumos pajėgų geležinės valios kario apdovanojimą nusprendėme siekdami propaguoti fizinį karių aktyvumą, skatinti pavyzdingą tarnybą ir aktyvų dalyvavimą karinėje bei visuomeninėje veikloje. Geležinės valios kariai – tai stipriausi, greičiausi, pavyzdingiausi ir aktyviausi kariai sausumos pajėgose. Šių karių atranką vykdo sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis. Atranka vyksta kiekvienų metų pabaigoje. Joje gali dalyvauti visi sausumos pajėgų kariai. Pirmieji 5 geležinės valios kariai buvo paskelbti ir apdovanoti šių metų sausio 11 dieną Vilniuje prie televizijos bokšto pasibaigus pagarbos bėgimui gyvybės ir mirties keliu. Jie liks geležinės valios kariais visus šiuos metus. Sausumos pajėgų kariai, norintys dalyvauti geležinės valios kario rinkimuose, privalo atitikti 5 pagrindinius kriterijus. Pirmas kriterijus – 2 kartus metuose privalo išsilaikyti fizinio rengimo normatyvus ir surinkti ne mažiau kaip 300 balų. Antras kriterijus – būti išsilaikius fizinio rengimo taikomuosius testus. Šiai dieną mes juos turim 2, tai yra 8 km žygis bei granatų metimo testas. Trečias kriterijus – paskutinių 2 metų karių atestacijos įvertinimas nežymesnis kaip gerai. Ketvirtas kriterijus – per paskutinius 2 metus neturėjo drausminių nuobaudų. Ir 5 kriterijus – aktyviai dalyvauti visuomeninėse, kultūrinėse ir sportinėse renginiuose.